Sveiki, gerbimieji TV eterio žiūrovai. Šiandien su mumis sutiko pabendrauti gerbiamas Marius. Jis šiuo metu yra Ukrainoje ir padeda kovoti prieš puolantį agresorių. Manau, kad jis visiškas didvyris. Netgi pas mus Lietuvoje tikrai tokių yra maža. Ačiū jam, kad sutiko su mumis pabendrauti. Turėjom šiandien tiesioginį pokalbį. Ir visą tą pokalbį jūs pamatysite savo akimis, išgirsite tikrą tiesą. Taigi Marius yra šiuo metu Ukrainoje, padeda kovoti ukrainiečiam ir žiūrėkime, ką jis sako. Sakykit, kaip sekasi jums? Gerai sekasi. Kartais blogai, kartais geriau, kartais blogiau, bet iš esmės gerai viskas. Viskas einasi gerai. Vat su miegu yra problema, aš nežinau kaip grįži, kai viskas čia baigsis, kaip čia reikės atsistatyti čia ir aišku, ir psichologiškai nusėdęs, ir fiziškai nusėdęs, ir svorio daug numečiau, bet viskas gerai. O sakykit, kaip šeima Lietuvoje, taip? Jo, aš juos išvežiau ir grįžau. Visi saugus? Nu ne visi, dar yra ten likę truputį 15 žmonių likę yra. Chersone. Supratau, bet viskas bus gerai. Kaip šeima reaguoja, kad jūs važiuojat, padedat Ukrainai, kiek žinom, žmona ukrainietė, taip? Jo. Mes neseniai vedę esam ir, aišku, planas nebuvo toks, kad aš čia važiuosiu po kulkom, bet ir nepatinka, čia gąsdina ir skyrybom ir taip toliau, bet ką padarysi, aš pripratau prie savo vyrų, prie savo komandos, jie mane myli, mes vienas kitą saugom, dabar tiesiog nebežinau gyvenimo be jų. Vienas kitą papildot. Taip, tai aišku. Kaip pasakyti. Aš visą laiką teigiamas, šypsausi, padedu visiems ir žmonėms, bet aš ne dėl kažkokių medalių, nors čia man rašė Zelenskis, kad žodžiu, kad jeigu tai iš jo ten tas profilis, kad žodžiu, bet gal tiesa, jeigu rašo tokius dalykus, kad, labai stipriai dėkojo, žodžiu, kad padedu čia, nes aš vienas iš pirmųjų čia esu, galbūt net ir pirmas esu. Iš lietuvių? Toks. Ko gero aplamai iš visų užsieniečių, nes visi pabėgo čia, kai pradėjo, o aš mečiau darbus ir į čia atvažiavau. Antrą dieną, 26 jau buvau čia ir padėjau jiems statyti ir tą terabaroną, vadinamą. Tai, žodžiu, viską perėjau. Dabar jau man, kaip pasakyti, Ukraina jau mano širdį. Čia mano vaikas. Ir čia mano visi vaikai. Aš dėl vaikų čia daugiausiai. Dėl vaikų, dėl moterų. Man jų visų gaila, nes aš mačiau, kaip jie žuvo. Ir nežinau, kažkoks psichologinis momentas, tas užvirė, kad, reikia saugot. O dabar pripratau prie savo būrio, prie 80 brigados. Taip, kad, mes, nežinau, aš nebeįsivaizduoju, kaip be jų reikės gyventi, jeigu, mes, aišku, visi sveiki būsim, pažadu, viskas bus gerai, išgyvensim, bet ta prasme, kai viskas baigsis, kaip čia bus sunku iš tikrųjų. Tai jie prie manęs irgi priprato čia. Aplamai mane, aš nežinau kaip ten, nes aš neturiu žinių iš Lietuvos, aš neseku ten tų Facebookų, neseku ten tų, nes aš, nėra ir laiko, bet, ta prasme, bet čia Ukrainoje man irgi ne dėl šlovės, gal negerai tai bendrai sakyti. Bet čia mane žmonės žiūri, jų atpažįsta iš televizijos. Važiavau vakarą į degalinę ir galvoju, kodėl moterys apsiverkė, aš nesupratau. Aš joms sakau, aš iš Lietuvos, neverkit, viskas gerai, viskas bus gerai. Jos apsiverkė, o paskui po to pasirodo, kad, sako, mes tave per teliką matėm. Tai tave rodo, kaip man vaikai, šimtai tūkstančių vaikų rašo, rašo visokius. Tai Marijus, tai u nas heroj. Aš
kad pakelti tą kovinę, tą kovinę dvasią ir taip toliau, tai aš atiduodu savo laiškus kareiviams ir sakau, va, čia jums, žiūrėkit, ką jums vaikai ten parašė. Ir, ta prasme, jeigu man ta emocija yra tokia, tai jiems irgi tokie patys kaip ir mes. Tai verkia būna ten, bet aš šimtais, pas mus yra, mūsų batikas yra Lvove. Tai sakė, niekada negavę laiškų per visą tą gyvenimą, kiek žmonės dabar rašo. Daugiausiai vaikai, moterys rašo ir vyrai, visi rašo, visi. Malonu širdžiai, tai suprantama, žmogiška. O žiūrėkit, kokia situacija dabar iš Rusijos pusės puolimas, ataka vis didėja, ar silpsta, ar laikosi va taip vienodai? Jau visą perėjom, viską. Mes išsivalėm čia visą pakrantę. Mesgi juos dabar 150 km nustūmėm, tiesiog negalėjom. Jie į miestą sulindo į Chersoną. Chersonas ir Mariupolis, 2 miestai. Tai bet čia irgi laiko klausimas. Vakar, kiek žinau, Odesoje atplaukė 3 desantiniai laivai, bet jie pabijojo išsilaipinti. Jo, čia kaip pasakyti. Mes jėga, mes laikomės. Ukrainiečiai labai vieninga tauta, labai vieninga, labai, kaip pasakyti, labai užjaučianti tauta. Gal jų keistokas yra slaviškas mentalitetas, bet aš juos vis tiek myliu. Ir tuos vaikus, pavyzdžiui, man yra, nežinau, man buvo tas lūžis, kai pamačiau Kijeve, kai pamačiau žuvusius vaikus, o kitus 2 radau sėdinčius ant borto. Ir jie, vieno iš jų tėtis išėjo kariauti ir žuvo, o kito vaiko, aš turiu kažkur fotkę, buvau dalinęsis, o kito vaiko abu tėvai po sprogimo ir jis nebežinojo, kad tai, žodžiu, aš juos paėmiau ir atvežiau iki sienos ir atidaviau Lenkams. Tai ir tas buvo toks lūžis man, kad viskas, aš daugiau nebetiduosiu. Visi Ukrainos vaikai tai yra mano vaikai. Viso pasaulio vaikai tai yra mano vaikai. Norint paremti ir padėti ten kovojantiems žmonėms, yra tokia grupė žmonių kaip Lukšų vyrai. Į juos galite kreiptis ir visą informaciją gausit, paaiškins, kaip galit padėti, kaip galit prisidėti, o ko trūksta ir ko reikia, papasakos pats Marijus. Žiūrėkit, klausimas toks turbūt iš tų rimtesnių. Kaip laikote su amunicija, kokios pagalbos reikėtų iš, tarkim, Lietuvos žmonių, kurie matys, perduosim šitą informaciją, ką norėtumėt perduoti tiesiog Lietuvos gyventojams, tie, kurie negali atvykti pas jūs, padėti gyvai kariauti, o tiesiog prisidėti, kokiais būdais gali tai padaryti ir ko labiausiai trūksta? Mums šiaip, mes čia esam tokioj vietoj, ko gero, nelabai pasiekiamoj. Iki mūsų aš šiaip pats važiuodavau, čia būdavo mūšiai, aš pats važiuodavau po mūšio, nemiegojęs ten arba išlindęs purvinas visas iš tų apkasų. Važiuodavau pats maisto, pasikraudavau į Lvovą, į Lukšų vyrus. Tai jie ten gerai, jie tvarkosi, tai su maistu bent jau. Tai važiuodavau, pasikraudavau, parvažiuodavau. Dabar jau mes, kai nustūmėm ten toliau, jau Lukšų vyrai, vakar buvo pirmas krovinys. Aišku, aš juos pasitikau, nes aš kai ginkluotas, tai ta prasme ir aš jau žinau, ką darau. Tai nuvažiavau, aš juos pasitikau. Ir dabar, ko gero, tiekimas jau bus normalus, bent jau su maistu. O šiaip, žinokit, mums visko reikia, nuo dronų iki termovizorių. Mes per visą šį laiką gavom tik tai 6 termovizorius. Jo, 6. Vienas iš jų tikrai labai geras ir visi bendrai geri. Ir šiaip
čia yra ne pinigų karas, čia žmonės žūsta ne nuo pinigų, ne nuo popieriukų vatų metimus ar dar kažko, čia žūsta nuo kulkų ir bombų. Tai va, tai mums pinigų nereikia, aš niekada gyvenime nieko ir neprašysiu, jokios garbės, jokių pinigų, aš užsidirbsiu, viskas bus gerai. Tai va, o šiaip sakau, jeigu žmonės gali susikooperuoti, nupirkti daiktus ir tiesiog perduoti Lukšų vyrams ir jie iš ten jau tiesiog pasieks, tikiuosi, iki mūsų tas, kas mums reikia. Tai dronai, aišku, dronai, termovizoriai, dabar mums reikia ir tų, bet čia kitiems, mūsų būriui tai mes turim, viskas normaliai apsiginklavę, kaip pasakyti, turim ir liemenės, viską, bet trūksta va tokių kaip dronai, termovizoriai, trūksta GPS signalų, tokie yra Garminai, moduliai. Tokie, sakykime. Jo, mes pagal juos, sakykime, einam. Laikrodžių reikėtų, nes kitą kartą būna taip, kad, pavyzdžiui, ten pusę valandos turėjai tiesiai, po pusę valandos sukiai į kairę ir taip toliau. Būtent rankinių laikrodžių. Jo, rankinių laikrodžių ir būtų, su GPS-ais būtų gerai, pavyzdžiui, GPS-us mes atjungiam, aš, ir pats tai aš turiu, bet aš čia dar Lietuvoje net nežinodamas nusipirkau, kad va toks. Tai va, bet, žodžiu, daug ko reikia čia, jeigu vardint, tai mums daug ko reikia. Mes transporto nebeturim irgi visiškai, va, laukiam, Lukšų vyrai turėjo atvaryti jau kaip ir šiandien, bet lyg tai skambina, kad ant muitinės kažkur turim važiuoti kautis, neturim su kuo važiuoti. Yra tokių dalykų. Ką jis galvoja apie Lietuvos nuomonės formuotojus, informatorius, kurie skleidžia netikrą informaciją, tai taip pat papasakos Marius. Pažiūrėkime į ekraną, užmeskime akį, ką jis nori pasakyti ir kokia jo nuomonė apie tuos, kurie turi kitokią nuomonę nei pagalba Ukrainai. Aš atsimenu, kažkoks ten iš tų irgi, kažkokių ten tų bezdalų visų senų rėkia, kad čia mes važiuojam pas Batką į Baltarusiją, čia parvešim saulę mes jums, tas kaip jisai Paleckis, dar ten tie visi debilai, parvešim saulę, suprantat, tai čia ant ko yra. Tai čia būtų Batkas sakęs, davai važiuojam mes gint, matai, narodas pas mus, lietuvių narodas pas mus atvažiavo prašyti saulės. Važiuojam gint, kaip jūs galvojat, kodėl armija stovėjo 70 ar 80 tūkstančių ten. Važiuojam gint Lietuvos, bet jei rusai būtų susitvarkę dabar su ukrainiečiais, pas mus šiandien būtų Baltarusija atvažiavęs skerdynės darė. Suprantat, kad reikalas. Visus tuos gadus, tokius visus prorusiškus ir ten tuos visus probatiškus. Varykit lauk nachrien, jeigu jūs nesugebėsit, aš parvažiavęs, aš pats išvarysiu juos, savo rankom perlaušiu. Šitų delnų aš jiems visiems sprandus išlaužysiu. Vieną ranką. Pabando dar ten ant tų taburečių savo rusiškų pasėdėti ir rėkti, kad ten, kas čia gerai, mes čia parvešim jums saulę. Matot, Lietuvoje susidarė tokia, yra aišku tie nuomonių formuotojai, tokie kaip Lėkštutis, turbūt žinot, tai... Ta iš vis reikėtų į klozetą galvą ir nusiųsti kur nors dėžiai tam, ar kokioj vonioj šūdų pripiltoj. Ir nusiųst Batkai, tegul jie ten abudu toj šūdų maudosi toj vonioj. Tai čia ir yra problema, kad žmonės nežinodami tiesiog kažkieno pasakyta ir jame ir tiki. O žiūrėkit, kaip jums atrodo, ar jeigu karts taip nutiktų, kad jie atsitrauktų, tarkim, ar nebandytų atakuoti Lenkijos, Lietuvos? Ne, jeigu mes čia laimėsim, tai tikrai ne. Ne jeigu, bet mes laimėsim. Tai tikrai ne. Ne, tikrai ne.
Ta prasme, kas ten, jų nebėra, tų nei karių, jie neturi daugiau, nei desantų, nieko. Bet jie turi technikos. Tai vat, turi, ta prasme, tie visi gradai ir taip tos iskanderai, tos visos sparnuotos, jie turi. Tai jie ką dabar daro, tai daugumoj, tom raketom čia jau pliekiamus. Buvo po pirmosios savaitės kalbos, Lietuvoje bent jau taip girdėjosi, kad ale rusai išnaudoja 80% savo artilerijos, ar tai gali būti tiesa? Tai, žinokit, jie dabar ir tuščiom varo sparnuotėm, ir tuščias jau sparnuotės leidžia. Yra, ko gero, gal ten išvogė ir užtaisus, bet... Jo, baigėsi. Bet sako, kiniečiai padeda jiems ten ir taip toliau. Kas šitą? Jie bendradarbiauja, taip. O žiūrėkit, matėm visai nesenai čia irgi medijoje, kad įvežė didžiulės tokias, nežinau, kas ten per ginklas, bet didžiuliai tokie su fūrom netgi veža tokios. Tai gal vakuuminės bombos, nes jau jis buvo susprogdinę vieną vakuuminę bombą. Jo, tą girdėjom. Tai ar yra galimybė, kad jie jas panaudos, ar kažkaip vis tiek bandot apsisaugoti nuo to, kad jas galėtų paimti ir paleisti realiam sprogimui? Toj vietoj nežinau, nes mano visai paskirtis kita yra. Mano šturmavimas yra, o ten... ta visa technika, aš kažkaip nežinau. Ir kitas dalykas, žinot, jeigu ir žinočiau, tai tokių dalykų negalima pasakyti. Jo, tai čia tik tai taip. O kodėl jūs pats paėmėt ir, konkrečiai jau koks galutinis kirtis, kalbėjom apie vaikus, moteris ir taip toliau, bet galutinis tas kirtis koks buvo, kad viskas, aš tikrai privalau čia būti. Ir iki galo. Sakau, man tas buvo, kai pamačiau vaikus žuvusius Kijeve. Ir kai paėmiau, du vaikus išgelbėjau. Tai man tas buvo. Čia uždengta saulė reikia. Nieko, gerai matosi, žinokit. Bet, kaip pasakyti, sakau dar kartą, viskas bus gerai. Mūsų būrio yra, kaip pasakyti, dabartinis tikslas Chersono centre, mūsų Chersono centre, sugroti Wind of Change. Tai mes tą ir padarysim ir lai bus ta Wind of Change. Jeigu išgirsite, o ne jeigu, bet greitų metų išgirsite, galbūt iš mano lūpų, jeigu manęs neliks, ateis kitas vis tiek sugros. Tai bus Wind of Change Chersone centre, tai pažadu. Žiūrėkit, dar noriu paklausti, tikrai daugelį žmonių čia kyla klausimų, kaip pas jūs su ryšiais, su internetu, mes bendraujam karto ir lyg ir pas jumis tvarkoj. Nėra pas mus to interneto, nėra. Kitas dalykas, tai mesgi, paliekam tuos telefonus, aš, pavyzdžiui, dėl žvalgybinių ten tų visų reikalų, aš, pavyzdžiui, jungiu kur nors ten kažkokią tai Facebooką ir paleidžiu, kad suktųsi, kad paliekam kur nors kažkur. Jo, kad, kodėl. Tai tegul, gaudai ieško. Tai apsunkint turbūt. Supratau, o maistus, sakot, kol kas nėra problemos pas jūs? Dabar jau tikiuosi nebebus. Iš Lukšų vyrų, ko gero, važiuos. Tai ten padarysim apsaugą jiems kažkokią taip ir lydėsim, žodžiu, čia dėl to jokių problemų. Šiaip aš džiaugiuosi, kad jie taip suorganizavo, bent jau maistu, kad jie taip suorganizavo, kad tas maisto tiekimas, nors aš pats, kai važiuodavau į Lvovą, tai ten moterys atvažiuodavau į tą valgyklą, kur ten gamina. Tai moterys irgi jos, ten mane visas myli. Tai visas myli. Ir aplamai visa Ukraina mane myli. Ir aš Ukrainą myliu. Malonu girdėti, bet kokiu atveju pusė jūsų šeimos yra Ukrainos širdis. Tai tiek Lietuva, tiek Ukraina yra. Kas čia žinot su moterim kaip yra. Mes dar neseniai, mūsų ir santykiai tiesiog prasidėjo,
bombardavimo metu ir mes tiesiog nusprendėm, bet kad... Supratau. Labai linkiu, kad šeima neiširtų, kad santykiai išliktų tvirti ir puikus. Taip, faktas, kad viskas bus gerai ir išliksit ir grįšit sveikas ir gyvas. Viskas čia tvarkoja. Mes turbūt ryšį palaikysim ir toliau ir kokią kitą dieną sutarę vėl susisieksim, pakalbėsim, kokia situacija. Taigi, kiek supratau, žmonės gali tiek piniginiam lėšom, tiek... Piniginiam jokiais būdais, jokių pinigų, čia ne pinigų karas yra. Ne. Aš turiu omeny paremti, kad galėtų, pavyzdžiui, Lukšių vyrai nupirkti tai, ko reikia. Tai patys geriau nuperka. Geriau, kad žmonės nupirktų. Jo, tegul nuperka, Lukšių vyrai yra Lvove dabar sėdi, ką tu ten Lvove gausi. Kitas dalykas, tai jiems juk yra paprastiems žmonėms. Ta prasme, bet jokių pinigų. Jokių garbių, jokių pinigų, jokios šešlovės, jokių medalių. Nupirkti ir perduoti Lukšių vyram, taip? Taip. Nupirkti, perduoti ir tada jau jie iki mūsų dais, aš tikiu. Tai faktas, Lukšių vyrai, rimti vyrai, aš pats su jais palaikau kontaktą ir įdėsiu jų kontaktus ir paviešinsim, ko jų reikia. Pasižiūrėkit, kur aš. Jo. Liuks, super. Žiūrėkit. Ir turiu dar vieną, turiu vėliavą. Nu, čia jau pagrindinis. Dar vienas toks. Ir Ukrainos. Čia būtina, nes čia šito žemė aš esu. Kaip manot, ar jūsų komanda, jeigu visi stiprus, tvirti, drūti vyrai, kurie dabar esat kartu, išliks ir neduok dieve būtų nelaimė panaši Lietuvoje, ar šita komanda taip pat važiuotų ir į Lietuvą? Stop. Iš karto atsakymą, aš galiu net neatsakyti. Jeigu aš grįžtu į Lietuvą, net nereikia nieko pasakyti. Tai aišku, jūs neįsivaizduojat, mes esam viena, mes esam Lietuva ir Ukraina, mes esam viena. Mes vienas kumštis. Tai čia net be jokių kalbų. Aš važiuoju, aš susitinku daug iš visų batalionų. Tai čia net nėra kalbos. Jie mane pamato visi kareiviai, visi vadai. Jie iš karto jie, kaip pasakyti, čia net nėra kalbos. O kokie Šiaip Ukrainoje aš esu jau labai žinomas. Ir, pavyzdžiui, aš esu visą laiką su šypsena, kaip matot, visą laiką, pozityviai. Aišku, būna labai sunkių momentų, kada matai tuos ir civilius, kai nužudytus ir vaikus, tai tada, tikrai sunkus momentai būna. Bet šiaip daugiausiai tai tiesiog esu pozityviai nusiteikęs ir viskas. Tai taip, kad, sakau, visa armija už mūsų, už Lietuvą, tai tikrai, aš žinau, todėl, kad aš žinau, netgi jiems nereikėtų jokio paraginimo ir jie tiesiog atvažiuotų ir stotų ir gintų mus. Suprantat, kažkiek tai indėlio, mes visi lietuviai padarėm tą indėlį, dalyvaudami čia, padėdami jiems, nenusisukdami nuo jų. Tai taip, kad čia net nereikia galvoti. Ir būtinai Ukrainą reikia į NATO priimti. Čia tokia armija, čia tokie vyrai, čia tokia tauta. Aš buvau nustebęs, kai atmetė priėmimą į NATO, tai tikrai buvau labai stipriai nustebęs ir kas čia dabar per daug. Sunku pasakyti, kokie siekiai yra iš Amerikos pusės. Tai čia, ten gal, aišku, siekiai tokie, kad pinigai yra. Vis tiek nenori su ta Rusija nutraukti, vis tiek ta Rusija, kad ir pralaimės, pamatysit, tu ištirps ten tos visos, nors, dabar gerai palaikys. Iš tikrųjų nenorėčiau daug sakyti, drąsinti kažkokią kitos pusės, bet Amerika gal ko gero dėl pinigų čia. Viską, nes nebent jeigu, taip aš galvoju, taip strategiškai, nebent jeigu ukrainiečiai, dabar aišku atsims Krymą, ukrainiečiai Luganską, viską pasims, tas kas buvo atstatys, Padniestrę prisijungs viską, bet nes ukrainiečiai viskas, jau jie iki to eina, tikslas ne tas, kad čia
kad čia vat, nugalėti ten kažką, tai ne. Apsigynėm, viskas. Mes, aišku, jau nugalim, viskas gerai. Bet, atsistatyti reikia taip, kaip ir buvo. Tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, nebent ukrainiečiai ateitų ant Kremliaus aikštės padainuoti Wind of Change. Tai tik aš ateičiau, pagročiau Wind of Change. Tai va, su ukrainiečiais. Tai tada išnyktų, kaip pasakyti, tada vėl kitaip, tada amerikiečiai, tada jau priimtų ir į NATO, ir visur kitur. O žiūrėkit, jūsų žiniomis, paprastų civilių žmonių iš kitų šalių daug atvažiuoja palaikyti ir ginti Ukrainos? Aš kiek girdėjau, yra kažkas, bet aš nemačiau nei vieno. Aš girdėjau, kad yra. Šiaip ir girdėjau, kad batalionai yra apie 20 000, ten kažkas, ar daugiau gal net. Bet jie ko gero ten daugiau, vat Kijevas, ten aplinkui jie daugiau. O čia, vat, kur aš šitoj pusėj, neteko susitikti dar lietuvio. Buvau sutikęs Slovaką, buvau sutikęs medikų daug irgi visokių tokių. Bet taip, nėra tekęs man. Čia matyti, bet girdėjau, kad yra daug. Žodžiu, bet ko gero būtų. Atvyksta pagelbėti, palaiko. Jo, tai čia karas yra. Čia Putinui reikia suprasti, kad čia yra karas ne prieš Ukrainą. Čia yra karas prieš visą pasaulį. Jam karas prieš visą pasaulį. Jis kariauja prieš visą pasaulį. Jis niekada nelaimės. Mano asmeniškai akimis, pasižiūrėjus naujienas, kas ten vyksta ir apmąsčius, tai netgi nelabai panašu į karą. Čia kažkoks teroras. Tiesiog puolimas ir tiesiog. Tai čia yra, koks čia karas. Čia mesgi nežudom atvažiavę maskolitų ten tų rusų. Taigi mes, kaip, jie atvažiavę tiesiog žudo vaikus, moteris, plešia dabar, ten pasirodė, kad jau Mariupolį plešia, kiša į tankus, televizorius, ten mama jau ten skambina, nes mūsų signalai yra, razviečikai, ten perima tuos signalus, tai mama šias paminėjom televizor, tam tokie, kažkokie nesąmonė. Čia piratas, čia grinai rusiškas yra mentalitetas, apiplėšt, atgyvent, nugyvent, jie kaip karvės pieva iš tas, nugyvena, nuėda tą žolę, prišika ir eina toliau. Jo, mes matėm netgi tokių video ištraukų, kad skambina artimiesiem į Rusiją, gyrėsi, kad čia televizorių pasiėmiau iš parduotuvės, mašiną atėmėm iš ukrainiečių. Kas čia per... Tai kur tu atvažiavai? Vagis? Tai, žinot, aš jums galiu pasakyti vieną dalyką. Koks prezidentas, tokie ir jie. Bet iš tikrųjų čia rusai, jie yra... Per visą gyvenimą jie tokie yra ir nieko, tai jau, kol jų neišnaikinsi, kol bus žemėlapyje Rasija, tai tol ir turėsim pastovę grėsmę ir viską. Ir labai raginčiau lietuvius irgi eiti į kursus kažkokius, tai bent pradinius kario, kad mokėtų, jeigu kas stotų, kad žinotų, kaip šaudyti, kaip užsitaisyti, kaip taikytis ir taip toliau, kaip daryti tuos šaunamosius šūvius, kad galėtų nusireguliuoti ir taip toliau. Tai aš jau čia pripratau kalbėti su jais. Aš su jais rusiškai, jie su manim ukrainietiškai, bet, suprant, vienas kitas suprant. Man maišosi čia ta kalba. Svarbu susikalbėti eina. Tai ne, tai čia be kalbos, tai kaip kitaip. Ne, šiaip pas mane, būry, tai visi rusiškai kalba. Dauguma netgi rusakalbių yra, pagrindinė kalba rusų. Nes tai yra iš Donecko.
yra vat vyrai, kur su manim būryje, tai jie ten dalyvavo Donecko šitam kare, ten oro uoste šturmavo ir taip toliau. Tai va tokie vyrai. Tai va, tai žodžiu. O jūsų būrys, kiek žmonių jūsų būryje? Sakau, 30 buvo jungtinis ten, ten čia mus mėtė iš 79 į 80, tai čia buvo biški tokių reikalų. Tai vat jaunų ten buvo prisiuntę ir dabar tiesiog nebepriimam jau į savo būrį be patirties. Tai tas tvirtas 30 žmonių kumštis, taip? Tai čia jau yra toks kumštis, kad mes įeisim tikrai į šito karo istoriją. Tikrai ir ne dėl, aš tikrai sakau nuo širdies, galiu ranką prie širdies padėjęs. Tikrai niekas čia nesivaiko tos nei garbės, nei tų medalių, niekam jie nebereikalingi. Čia yra karas. Pirmiausiai pasibaigim karą, o tada galėsim ieškoti kažkokios garbės, kažkokių medalių, pinigų, dar ko nors. Ta prasme, dabar nelaikas, jeigu ten kažkas taip jarinasi, tai tegul jarinasi tie visi didvyriai. Mes žinom, ką darom. Mes didvyriai prieš savo vaikus, ukrainiečius. Tai va, mes esam jų didvyriai. Palaikom, jūsų ryžtas ir vyriškumas sunku žodžiais apsakyti ir tikimės, kad va, tas jūsų toks pasiryžimas laimėti ir išves į pergalę. Tai... Garantuotai, nes aš, supraskite, mano dalyvavimas šituose va, visam šitam va, puolimuose, taip sakykime, kare, ar kaip čia ne karas, aišku, va, kaip sakėt, tai, žinokit, ukrainiečius taip sumotyvuoja, kad šakės, jie tiesiog dėl manęs gali galvą padėti. Jūs įsivaizduojat, man ką aplamai, ką jie sako, tu mūsų prezidentas, sekantis mūsų prezidentas. Tai va, tiesiog aš dabar esu labai pavargęs, labai nusėdęs, aš labai nerišliai, nesudedu tų sakinių, nes man ir tas visas greitai, viskas greitai, tiesiog tas tempas, nu, vat, toks, nu, sunku yra ką nors gražaus, tokio, negražaus, bet tokio protingo pasakyti. Tai ir mums susiskambinti nepavyko iš karto, pas vis aš pilnai suprantu, užimtumas tikrai nėra mažas. Ja. Tai dabar sakau, va, laukiam mašinų ir važiuosim į darbus. Laukiam gal šiandien vakare ir iš karto, be jokių stopų, be nieko varom, pasilgam darbą. Jau 2 dienas niekur nejudėjom, ar jau gal net ir 3. Čia tos dienos, aš nebežinau, čia kokia šiandien pas mus diena yra? 17. Ai, ketvirtadienis. Ketvirtadienis. Šiandien ketvirtadienis. Ir 17 diena. Taip. Eina savo, bet kovo mėnuo, ne? Kovas. Taip. Kovas, balandis, tai va brolio gimtadienis bus, mano gegužė 7, tai tuoj švęsim. Ne, šiaip žiūrėsim, gal kažkaip tai, nu dabar šiaip ir nelabai pas mane ir su tais finansais, bet žiūrėsim čia, gal žmona kažkaip tai padės, tai norėčiau parskristi į Lietuvą nors porai dienų, pailsėti, suvalgyti cepelinų, apkabinti visus vaikus Lietuvos. Dabar eisiu gatvėje susitikęs ir visus apkabinsiu vaikus, visi mano. Gerai, žinok, aš esu tarnyboje, gera buvo su tavim ir susimatysime. Laimingai, ačiū Mariau už pokalbį. Iki kalbinom rimtą vyrą, drąsų vyrą ir laukite toliau informacijos apie tai, kas vyksta ten iš pirmų lūpų. Taigi, jei norėsite prisidėti prie žmonių, kurie padeda Ukrainai, kariauja, negaili savęs, aukoja šeimas, prisidėkite ir paremkite susisiekdami su Lukšų vyrais. Jeigu su jais nepavyktų susisiekti, aš tikrai jums padėsiu. Kreipkitės tiesiogiai į mane 86 78 76 733. Bendrom jėgom mes galime daug. Nepamirškite prenumeruoti mūsų
TV eteris YouTube kanalą. Bus daugiau informacijos, kitą savaitę vėlgi susisieksime su Marium ir pranešime tai, kas vyksta tuo metu ten. Tiesiogiai, tiesiai iš pirmų lūpų, tiesiai iš Ukrainos ir tiesiai iš karštų vietų, ten, kur dabar vyksta visi negerumai.